Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Pixelsinki. Šiandieną mes apžvelgsime Sony PlayStation gaminį. Sony Computer Entertainment, Japonijos kompiuterinių žaidimų kompanija, pagarsėjusi įvairios techninės įrangos susijusios su kompiuteriniais žaidimais, bet labiausiai kompiuterinių žaidimų konsolių gaminimu. Ši kompanija yra žymios Sony korporacijos dukterinė kompanija. Sony Computer Entertainment įsikūrė 1993 metais lapkričio 16 dieną Tokijoje. PlayStation tai buvo pirmasis Sony įsiveržimas į kompiuterinių žaidimų pramonę. PlayStation, dar vadinamas PS1, iš pradžių buvo planuojamas išleisti tik kaip Super Nintendo Entertainment System konsolės priedą atsaku į Sega Mega CD. Tačiau Sony persigalvojo ir 1994 metais gruodžio 3 dieną buvo išleista nauja kompiuterinių žaidimų konsolė, vadinta PlayStation. Ši konsolė tapo pačia populiariausia norungusi kitas amžininkės. Ši konsolė aš gerai pažįstamas. Pirmą kartą ją gavau gal 2007 metais, nors tada jau buvo sukurtas PS3 bei Xbox 360. Bet tik tuo metu aš gavau PS1 ir apie jokius kitus modelius net negalvojau. Pamenu kaip šiandien, kai atsikeldavau rytais ir visą dieną pražaisdavau Tom & Jerry. Bet gal 2010 metais aš ją atidaviau draugui, bet taip maždaug prieš 3-4 mėnesius aš pats ją vėl atgal atgavau. Kita Sony konsolė PlayStation 2, trumpiau PS2, buvo išleista 2000 metais kovo 4 dieną Japonijoje. PlayStation 2 energija buvo tiekiama firminio procesoriaus vadinamų energijos varikliu Emotion Engine ir buvo pati pirmoji kompiuterinių žaidimų konsolė galinti nuskaityti DVD diskus. Kai kurie žaidimų kūrėjai skundėsi, kad žaidimus šiai konsoliai kurti per sunku, kiti netgi tvirtino, kad ši konsolė palyginus su varžovais silpna. Nepaisant tokių nusiskundimų, PlayStation 2 konsolė buvo išleista galybė žaidimų, o pati konsolė, kaip ir jos žaidimai, turėjo puikų pasisekimą rinkoje. Ji vis dėlto sulaukė daugiausiai dėmesio iš visų tuometinių konsolių, antrą vietą palikusi Microsoft korporacijos Xbox konsolė, trečią Nintendo kompanijos GameCube, o ketvirtą nenusisekusiai Sega Dreamcast. Šią konsolę taip pat labai gerai pažįstu, su ja susipažinau anksčiau nei su PS1. Tai buvo maždaug 2005 metais, kai dėdė pasiskolino iš draugo. Pirmas mano žaistas žaidimas ant jo buvo Lara Croft. Šią konsolę jau daugiau nei metus turiu pats. Per tą laiką surinkau 75 žaidimus, nusipirkau vairą ir šautuvą. Du 2003 metais gruodį Sony patobulino PlayStation 2 konsolę, pridėdama dar ir kietąjį diską su vaizdo įrašymo galimybė. Patobulinta sistema buvo pavadinta PSX. Čia turi ir jungtį su PSP, tai labai brangus įrenginys. Dėl savo nepopuliarumo jis nebuvo pradėtas gaminti iš Japonijos ribų. Sony PlayStation 3 dabartinis kompiuterinių žaidimų kartos konsolė.
Jie 2005 metais gegužės 16 dieną buvo pademonstruota Electronic Entertainment Expo, kitaip žinoma kaip E3 konferencijoje, ir 2006 metais lapkričio 11 dieną išleista Japonijoje. PS3 yra dalis 7-osios kompiuterinių žaidimų kartos. 2013 metais gegužės duomenimis parduota 78 milijonų jos vienetų. Tuo PlayStation 3 neženkliai lenkė tiesioginį konkurentą Microsoft Xbox 360 ir atsiliko nuo Nintendo Wii U. Only on PlayStation 3, starting at $3.99. PlayStation 4 Sony korporacijos kompiuterinių žaidimų konsolė. Šiaurės Amerikoje išleista 2013 metais lapkričio 15 dieną, Europoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Brazilijoje lapkričio 29. Tai ketvirtoji įmonės žaidimų konsolė. PlayStation 3 tęsinys kartu su Nintendo Wii U ir Microsoft Xbox One PS4 yra 8-osios kartos kompiuterinių žaidimų konsolė. PlayStation 4 grafikos procesorius gali atlikti iki 1843 lankių taškų veiksmų per minutę, o tai reiškia, kad ji yra galingiausia kada nors pagaminta žaidimų konsolė. PlayStation Portable sutrumpintai PSP Sony korporacijos sukurta dalinė žaidimų konsolė, apie kūrimą buvo pranešta 2003 metais E3 žaidimų mugėje. PlayStation Portable žaidimų konsolė pirmoji pradėjo naudoti optinius diskus Universal Media Disk kaip pagrindinę duomenų laikymą. Kiti bruožai – didelis LCD ekranas, daug įvairių multimedijos galimybių ir prisijungimas prie PlayStation 2, PlayStation 3, kitų PSP konsolių bei interneto. PSP konsolė savo pardavimais atsilieka nuo pagrindinės konkurentės Nintendo DS. Vis dėlto tai sėkmingiausia parduodama ne Nintendo įmonės kurta dalinė žaidimų konsolė. Po perdarytos plonesnės ir lengvesnės PlayStation Portable versijos pavadintos Slim and Light, kuri pasirodė 2007 metais rugsėjo mėnesį, kitą savaitę Jungtinėje karalystėje pardavimai išaugo keturgubai, o Šiaurės Amerikoje beveik 200% per spalio mėnesį. PSP 3000 buvo minimaliai pakeistas pridedant naują ekraną ir mikrofoną. PSP Go pasirodė 2009 metais spalio 1 dieną, 2011 metais rugpjūtį vykusioje Gamescom 2011 mugėje buvo pristatytas PSP E1000 modelis, kuris yra pigesnis, bet be Wi-Fi. Taigi, kaip ir viskas apie Sony kompaniją. Su jumis buvau aš Pixel Simki. Iki pasimatymo.